Labą dieną, na kągi, eilinis video ir šį kartą taip mėginsim padaryti video, kuriuo mėginsim įrašyti, kaip užsisakyti mūsų naująją kortelę. Ir aišku, jeigu bus nesklandumų, jau nepykite, mėginsim daryti kiek įmanoma geriau, tačiau pirmą kartą prisiliečiam prie šitos mūsų naujienos, prie šitos mūsų kortelės. Tik tai šią naktį jį buvo paskelbta, kad jau galima užsisakinėti, taip kad iš tikrųjų dar gerai nežinom, dar gerai nemokam, bet vis tik tai mėginam žengti žingsnelius ir žiūrėsim, kas gausis. Taigi, pirmiausia, ką turim padaryti, tai einam į Financial ir Financial išsiskleidus tame meniu, pats apatinis užrašiukas rašo, kad užsisakyti galima kortelę. Ateiname į puslapį, na ir be abejo galima leistis puslapių žemyn, tenai mes matysime 3 kortelių rūšis, kurias galima užsisakyti. Pati pigiausia standartinė kortelė, jos kaina 29,99 €, bet joje jau bus 10 eurų kredito. Tai yra pinigėlių, 10 eurų, gausite kortelę gausime su 10 eurų pinigėliais. Na ir šitos kortelės limitas metams 2500 eurų. Dabar noriu įspėti, kad kol kas, galbūt ateityje turėsim didesnę smulkesnę informaciją, vienareikšmiškai paskelbsiu būtinai grupėje, tačiau kol kas nežinau tikslaus atsakymo, ar tas limitas yra duodamas nusiimti grynais bankomatuose, tarkim. Ar ir su pirkiniais, nors, tarkim, jeigu lyginčiau su savo kortelė, kurią turiu nuosavą Ispanijoje, tai kortelė mano irgi turi limitą, bet limitas dienos, aš per dieną galiu maksimum nusiimti 600 eurų. Bet visi pirkiniai neįsiskaičiuoja į tą limitą. Jeigu ši kortelė veikia kažkaip panašiai, tai galbūt įtarčiau, kad tie 2500 tai yra limitas grynų nusiėmimo, o pirkiniai neįskaičiuoti. Bet kokiu atveju tai tik tai mano mintys, nežinau, kol kas nežinau tikslaus atsakymo. Sekanti kortelė Premium, jos limitas jau būtų 15 000 eurų per metus. Vėlgi ta pati situacija, nežinau, ar įeina pirkiniai. Na ir ji kainuotų mums praktiškai beveik 50 eurų, bet jau ateina su 20 eurų reiškia suma. Na ir paskutinė didžiausia kortelė, super kortelė, jos limitas jau 100 000 eurų per metus, ji šiek tiek brangesnė, kainuoja 60 eurų, tačiau ateina su 30 eurų suma. Vadinasi, praktiškai, jeigu pažiūrėtumėm šitas premium ir super korteles, tai išeitų mums, kad jų kaina kaip ir ta pati, nes premium 50 sumokėjęs 20 tau grįžta, ir super 60 sumokėjęs 30 tau grįžta, tai kaip ir kortelė kainuotų tiek viena, tiek kita kainuotų 30 eurų. Aišku, suprantama, visiškai laisvas pasirinkimas, kuri jums patogesnė, kuri galbūt pradedantiems neverta imti pačios didžiausios, nes galbūt per metus jums nereikės, per pirmus darbo metus nereikės nusiimti 100 000 eurų grynais. Bet čia jau kiekvienas mes apsisprendžiam, kiekvienas išsirenkam kortelę, kuri mums patogi. Na kągi, šiuo atveju mums belieka pasirinkti kortelę ir pasirenkame super. Paspaudžiame ir mums duoda langelį, kuriame turime užpildyti savo duomenis. Būtinai rašome, duomenys turi sutikti su tais pačiais, kuriuos turime Libertachija, užsiregistravę Libertachijoje. Pirmiausiai rašysime vardą ir pavardę. Šaunu, tada klausia mūsų e-mailo, tai yra mūsų elektroninio pašto. Būtinai turi būti tas pats, su kuriuo registravomės Libertachijoje. Na ir trečias dalykėlis, kurį mūsų klausia, tai turime įrašyti mūsų niką. Tai yra mūsų tą išgalvotą vardą, kurį naudojamės taip pat Libertachijoje. Na ir toliau duoda mums pasirinkti kortelę, dar kartą pasirenkam tą pačią super kortelę. Na ir violetinis klavišas mums sako, kad sekanti šitas operacijas atlikom, važiuojam toliau.
spaudžiam sekantį ir žiūrim, ką čia mums duos. Taip, čia mūsų prašo įrašyti mūsų kortelės duomenis, kad galėtume sumokėti už kortelę. Kągi, užpildome duomenis, mums sako, kad priimamos tinka Visa arba Mastercard kortelės. Į sekantį langelį turime įrašyti mūsų kortelės numeriuką, visus tuos skaičiukus, 16 ten turbūt skaičiukų bus. Toliau sekantis langeliukas rašo CVV, tai yra reikia persti kortelės kitą pusę ir ten rasime tokius 3 skaičiukus, tuos 3 skaičiukus reikia įrašyti. Toliau kortelės galiojimo laikas, iki kokio mėnesio ir iki kokių metų ir galų gale parašome kortelės savininką. Na ir apačioj čia yra sąlygos kontrakto, kaip ir bet kur banke sudarytume kokį nors, atidarytume kokią sąskaitą, tiesiog varnelė jau padėta, jeigu kam nors būtų nepadėta varnelė, tai ją reikia padėti, nes įtariu, kad ko gero nesuveiktų mūsų registras. Na ir kągi, spaudžiame mokėti, žiūrim, kas toliau vyks. Paspaudėm mokėti ir kažką mums duoda. Aha. Kągi, čia mūsų bankas klausė mūsų slaptažodžio, įvedame slaptažodį ir tęsime operaciją. Taip, ir mums duoda puslapiuką, naują lapelį atverčia, kad rašo, kad sėkmingai, žalia frazė mums sako, kad sėkmingai atlikta operacija.